Labas visiems, su jumis Jūra, architektas, interjero dizaineris ir šiandien aš esu dar vienam mūsų projektuotam ir realizuotam objekte – Užutrakio namas. Šitas namas man yra artimas to, kad tik tai namo statybos metu aš jau dalyvavau projektavime interjero ir man trūkdė vieną laikančioje sieną. Aš mušiausi su statytoju, vystytoju, kuris turėjo perdaryti tą sieną, jis labai to nenorėjo daryti. Aš radau savo meistrus, jie atvažiavo, viską padarė ir tik tai po kurio laiko mes jau atėjom prie interjero realizacijos. Tai žodžiu, buvo daug nuotykių. Rezultatas mane džiugina užsakovus, šie žmonės gyvena ilgesnį laiką, tai dabar jūs galėsit visą tai pamatyti. Prieš pradedant interjero apžiūrą teisingai būtų paanalizuoti šito namo išplanavimą, nes kaip aš visada kartoju, geras išplanavimas yra gero interjero pagrindas. Žiūrim. Pirmame aukšte mes turėjome iššūkį su viršutinių drabužių sandėliavimu. Dėl to mes sukūrėm papildomą spintą, 2/3, kuriuos mes atidavėm viršutiniam drabužiam, o 1/3 atidavėm virtuvės funkcijų ir tenai įmontavome orkaitę. Taip pat šitos spintos funkcija yra vizualinis atitverimas koridoriaus nuo virtuvės. Virtuvėje mes turim patogią didelį salą su papildomu atsisėdimu. Toliau pas mus eina valgomasis stalas, kuris turi savo atskirą jaukią garbę zoną, kurią dekoratyvinė pertvara su samanos kompozicija mes atskiriam nuo svetainės zonos. Svetainėje mes turim didelį L formos sofą su atskira zona vinilų grotuvui. Taip pat mes turim kompaktišką, bet labai patogų svečių sanmazgą, katilinę ir garažą. Antrame aukšte mes turim 3 miegamosius, didžiausias yra tėvų miegamasis su drabužinė ir didžiausias pasiekimas antrame aukšte buvo būtent performavimas sanmazgo, jo praplėtimas ir derinimas šių pakeitimų su statytoju. Tai kainavo daug nervų ir laiko, bet man pavyko tai padaryti, ko pasakoje mes gavome patogų baldą su 2 praustuvais, atskirą zoną tualeto ir didelį erdvų dušą. Kaip matėte išplanavimą, dabar aš esu įėjimo zonoje ir čia pas mus yra pirmas baldas. Tai yra spinta, kurios 2 segmentai yra atiduoti virtuvai ir vienas segmentas yra mini drabužinė, kur yra sandėliuojami kasdieniniai rūbai. Apart šitos vienos spintos mes turim atskirą drabužinę, ten yra ir skalbykla, ir džiuvyklė, ir viskas viename, ten yra pakankamai vietos ir jos yra daugiau, kur sandėliuoti sezoninis netgi rūbus. Tada čia yra svečių sanmazgas, apie jį papasakosim šiek tiek toliau, o dabar šitą baldą, kuris taip pat ir atskiria virtuvės zoną nuo įėjimų, mes galim detaliau pažiūrėti iš kitos pusės. Kaip matot, jis yra realizuotas iš vienos LMDP medžio imitacijos plokštės. Iš šitos pusės mes čia turim sandėliavimą, orkaitės ir mikrobangės blokas, stalčiukai, spintelė. Ir šitas segmentas, kaip matėt, jau iš kitos pusės jis yra atiduotas spintai rūbų sandėliavimui. Turbūt pastebėjot pakankamai didelį sala, tai yra pagrindinė vieta, kur užsakovai gamina maistą. Iš šitos pusės čia yra daugybė stalčiukų, šitoj saloje mes naudojam golą profilį, kaip galit matyti. Aišku, apgalvojam kiekvieną detalę, kad gražiai va čia tas profilis praeitų, kad jis va čia užsibaigtų su stiklinėmis durelėmis. Čia pas mus yra mini bariukas, kur galima laikyti visokius gėrimus. Ir čia pas mus yra kaitlinta ant stalviršių. Būna klausimų, koks variantas kaitlintas montavimo yra geresnis. Įleisti į stalviršį ar vis tik, kad jinai būtų tokia montuojama ant viršaus. Faktas, kad įleisti kaitlintą į stalviršį yra gražesnis sprendimas, bet yra vienas minusas, kad jeigu tu vis tik sudaužysi šitą stiklą, kurį labai sunku sudaužyti, atitinkamai tavo tas jau išpjautas kontūras tikėtinai netiks kito modelio kaitlintai. Tai čia yra šiokia tokia rizika, bet jeigu tavo prioritetas yra vis tik dizainas, tai galima pasirašyti tokiam variantui. Taip pat virš kaitlintas galit matyti tokį erdvinį gartraukį. Kaip matot, jis yra apvalios formos, kaip visi pas mus šviestuvai yra apvalūs, baltos spalvos, kad jis labiau atrodytų kaip lubų dalys, lubų detalė ir neatrodytų toksai sunkus. Masyvus daiktas yra šito sala ir jinai yra tamsios formos. Toliau, apart salos, mes turim mažesnį tokį bloką virtuvės. Čia mes kepam maistą, o čia mes maistą paruošiam prieš kepimą. Tai čia mes atitinkamai turim šaldytuvą, mūsų jau naudotas 1000 kartų toksai
rankena dvigubas šonas, labai patogu viską atidaryti. Paskui mes čia turim indaplovę, didelė kriauklė. Atkreipkite dėmesį, kad kriauklė yra priklijuojama iš apačios. Virtuvė čia yra vienareikšmiškai vienas iš geriausių sprendimų, nebent daryti stalviršį iš koriano, kuris yra lietas iš vienos medžiagos. Tada išvis nelieka jokio tarpuko, bet jeigu kalbėti apie tokį vidurinį variantą biudžetinį, tai čia būtų kompaktas ir priklijuojama iš apačios akmens masės kriauklė. Šitas maišytuvas vertas atskiro dėmesio, tai yra Franke maišytuvas su ištraukiama žarna, su tokiu perjungimu srovės nuo dušelių iki tiesioginios srovės, bet jame yra vienas unikalumas pačios sistemos žarnos. Matot, kaip jinai gražiai išsitraukia ir užsitraukia. Nes čia yra mechanizmas, dabar galite matyti ekrane, kuris padeda sklandžiai veikti šitai žarnai ir neužsipinti už vamzdynų. Pigesni maišytuvai neturi to tokio surinkimo mechanizmo. Dažniausiai būna, kada tu ištrauki žarną, jinai kažkaip nesusilansto, neužsitraukia iki galo ir taip toliau. Tai atkreipkite dėmesį, kada renkatės maišytuvą. Be abejo, iššūkis projektuojant bet kokį namą yra išplanavimas ir būtent komponavimas visų elementų. Kaip matos, pas mus čia praėjimas yra gana nedidelis, nes aš ne burtininkas ir aš negaliu stumdyti išorinių namo sienų, bet vis tik jis yra geras pagal tos ergonomikos normos. Kaip matot, kita salos pusė pas mus čia yra pusbario kėdės, pakankamai patogios, tu gali atsisėsti prie salos ir kada kažkas gamina, čia vyksta bendravimas. Aplamai, kai sala yra daug dažniau naudojama, kada ateina svečiai, negu stalas, nes čia vyksta gyvenimas, čia vyksta kažkoks ten kokteilių maisto ruošimas ir visi praktiškai būna prie salos. Tai sala visada yra pageidaujamas dalykas, kada mes galim ją sau leisti interjere. Kaip mato, čia dar iš tokių įdomių detalių, kurias aš labai mėgstu detalizuoti, yra kompaktas stalviršis. Pats kaip medžiaga jis yra fainas, bet jis yra plonas ir jis labai juokingai atrodo, jeigu jį nepastorinai kažkaip vizualiai. Tai mes naudojam tokią mažą detalytę, kada yra kompaktas. Čia pas mus gola rankena, kuri apeina visą salą. Čia mes naudojam LMDP baldinį plokštę ir čia koja. Esmė kokia? Daug variantų, kur kompaktą tiesiai remia su koja. Jis yra plonas kaip popierius ir jis atrodo tiesiog juokingai ir nepatikimai. Kada yra toksai storesnis sumuštinis, jis jau atrodo kaip kažkoks akmens luitas. Iš tavęs patiktukas, kanalo prenumerata, o mes kepam toliau. Taip pat vienas iš įdomiausių sprendimų, kurį mes sugalvojam ir realizuojam šitam name, yra šitai laiptai. Kaip matot, jos yra vizualiai labai lengvos, nes jos yra baltos, jos neapkrauna šitos svetainės patalpos. Ir jums turbūt kyla klausimas, o iš ko padaryti šitai laiptai ir kuo jie padinti. Iš esmės tai yra gelžbetoninė laiptai išlieti ir ant viršaus mes jos padengiam epoksidu. Tai manau sulauksiu komentarų, kad oi nepraktinis sprendimas, tai mano atsakymas ir komentaras bus iškart. Jeigu čia nevaikštai su lauko batais, o pagrinde su kažkokiom naminiam šlepetėm, kojinėm, čia yra viskas ok, nėra jokio abrazyvų ir jis nebraižo šitą paviršių ir kaip mato, čia yra 3 metai jie naudojami, čia nėra praktiškai nei vieno įbraižymo ant šitų laiptų. Kada mes kylam į viršų, laiptai turi būti apšviesti. Visų pirma, pas mus čia yra jungiklis ir antras sprendimas, kuris pas mus yra čia realizuotas, vakarinis apšvietimas. Kaip matot, virš laiptų yra tokie šviestuvai, ne judesio jutiklis, o užuolaidinis. Kada tu kirti tokią nematomą, vadinkim, užuolaidą, užsidega laiptų pašvietimas. Kalbant apie laiptus, aš supratau, kad būtų verta papasakoti daugiau apie apšvietimą, nes šitam name, šitoj svetainėje mes realizavom labai daug visokių apšvietimo scenarijų ir čia galima vaizdžiai tai parodyti ir tai pakomentuoti. Tai kaip aš minėjau, mes turim šitą sienelę, ant jos yra jungikliai, kurie atsakingi už visas apšvietimo grupės ir visus scenarijus. Tai dabar šiuo momentu jūs matot akcentinį apšvietimą. Pas mus kontūrų eina šinlaidis, čia yra įstatyti tokie magnetiniai šviestuvėliai, kurie labai jaukiai, labai gražiai apšviečia užuolaidą, sofą, jie turi siaurą kampą, koncentruotą šviesą, tai yra mano manimui labai jaukus vakarinis apšvietimas. Kaip tik čia
Aš turiu progą jums parodyti ir palyginti, kaip šitas apšvietimas apšviečia už šitą visą erdvę ir kaip apšviečia LED juosta palei užuolaidas, nes užsakovai norėjo šitos juostos, mano manimui tai nėra geriausias sprendimas, šinlaidis apšviečia daug jaukiau. Dabar žiūrėkit, kaip keičiasi scenarijas, jeigu išjungti šinlaidį ir įjungti LED juostą. Dabar jūs galite matyti, kaip apšviečia LED juosta. Iš esmės tai irgi yra pakankamai jaukus apšvietimas, bet jis yra labai tolygus. Tas jaukumas atsiranda, kada yra pašviesti tik tam tikri taškai. Pavyzdžiui, man vėlgi subjektyviai šitas apšvietimas mažiau patinka negu tas akcentuojamas toksai užuolaidų, kažkokių augaliukų, kažkokių sofos elementų pašvietimas. Dabar galim pamatyti pagrindinį apšvietimą, kaip jis atrodo. Pagrindinis apšvietimas atrodo taip, mes čia naudojam priglaistomus trigubus šviestuvus, GU10 lemputės, daug šviesos, kaip aš vadinu, operacinė. Tai čia nieko naujo, nieko ypatingo, tiesiog pakankamai daug šviesos, jeigu čia vyksta kažkokia šventė arba susirenka daug žmonių. Taigi, svečių sanmazgas. Mūsų pasitinka tokia siena, iš esmės čia yra putinkinis rėmas, pakabinamas WC tualetas, žodžiu, apsiuvimas iš plytelių ir čia mes, aišku, turim daugiau tos erdvės, tai mes ją atidavėm visokiam spintelėms, sandėliavimui ir čia yra tokia viena aukštesnė spintelė, kur galima paslėpti ilgesnius daiktus, kurie yra naudojami valymui. Už manęs yra termogyvatukas, toksai siauras, pailgas, minimalistinis, jis čia šiek tiek yra ir funkciją atlieka, padžiovinti kažkokį rankšluostuką, ir šiaip prie jo yra šilčiau ir maloniau būti. Iš kitos pusės, ant kitos sienos pas mus yra didelis spintelė, čia yra šiukšliadėžės, stalčiukai, gražus švarus baltas stalviršis ir įleidžiamas praustas. Čia šiek tiek toksai gražesnis sprendimas, galbūt ne tiek praktiškas, nes čia atsiranda tarpelis, bet jis pas mus čia remontuotas ir visai gražiai atrodo. Atkreipkite dėmesį, yra keramikinis vožtuvas, irgi toksai minimalistiškesnis ir gražesnis sprendimas negu būtų metalinis. Pas mus yra čia maišytuvai įmontuojami, juoda santechnika, jinai gražiai dera su jungikliais. Šitam sanmazge jau 3 metai ir juoda santechnika dar nenusitrynė. Tai visai geras rodiklis. Čia yra pas mus blokas, yra vienas jungiklis, kuris jungia dekoratyvinį pašvietimą veidrodžių ir 2 rozetės, kurios mes paslėpėm už dangtelių. Mano manimui, toksai sprendimas yra daug švaresnis ir gražesnis. Iš esmės mes apžvelgėm visas patalpas pirmo aukšto, laiptinę jūs jau matėt, dabar mes galim keltis į antrą aukštą. Taip kaip tai yra namas, jis turi laiptinę, automatiškai atsiranda ir koridorius antram aukšte. Tai mes dabar esam antro aukšto koridoriuje, čia yra priglaistomų durų tiesiog kompozicija, jos yra minimalistinis, jų nesimato ir va šitą labai gražiai tokia švelniai nerėkinti šokoladinė spalva parinko užsakovė. Mes turėjom 3 atspalvius, išrinkom būtent šitą, labai pajaukina šitą visą erdvę. Taip pat čia yra tokie juodi akcentai kaip rankinos, jungikliai, turėklas ir čia pas mus iš apšvietimų yra šinlaidis, jame įdėti kol kas tik tai 2 prožektoriukai, galima įdėti daugiau šviestuvų, bet iš esmės užsakovai sako, kad jų net nereikia, nes čia yra tokia praeinama zona. Antras aukštas, tai buvo sanmazgas. Iš esmės, kada čia ėjo operatorius, jis pasakė, wow, tai jam patiko, tikiuosi ir jums patiks. Apie struktūrą, tai čia yra ta siena, kuri riboja mūsų kambarį, dėl kurios aš ten mušiausi su statytoju, kad ją reikia pakeisti ir mes ją pakeitėm. Iš pradžių jinai buvo maždaug šitam kontūrė, tada mums nesigautų šitas praėjimas ir šitas konceptas suprastų. Mano manimu, tokių kuklių manimų, tai yra vienas iš geriausių išplanavimo sanmazgų, kada mes turim šitą sieną, 2 praustojai arba 1 praustas, tiesiog didelis stalviršis ir jos skiria vieną sieną per vidurį ir iš abiejų galų yra dušas ir tualetas. Nes formuojasi tokios visiškai atskiros zonos vienoj patalpoj. Tai apie šitą zoną praustų. Čia yra didžiulis stalviršis, apie 1,90 m, yra įmontuojami maišytuvai, kaip matot, jie yra dažyti, 3 metai dar normaliai laikosi. Čia mes turim kiekvienas po rozetukį paslėptą, kaip matot, mes naudojam tokius su dangteliais, kad jie atrodytų tiesiog kaip jungikliai. Didžiulis veidrodis, dekoratyviniai šviestuvai šlifuoto tokio aukso, kaip mes naudojam ir šitam.
ir miegamajam. Kiekvienas iš gyventojų turi savo stalčiukus viršutinį, apatinį ir per vidurį pas mus yra šiukšliadėžė. Šiukšliadėžė tiesiog yra must have. Stalviršis yra kompaktas, patogus sprendimas ir ypatingai patogus sprendimas praustuvai priklijuota iš apačios, nes visą vandenį tu tiesiog gali ranką nušluoti ir čia neužsilieka jokių ten nešvarumų ar kažkokie sujungimai, kur gali kauptis tas nešvarumas. Teoriškai jis va čia galėtų kauptis, bet kaip matom, viskas puikiai atrodo. Dar kaip akcentas šito baldo yra va čia va tokia atvira kompozicija iš lentynelių, kada tu ateini į vonį, tai tu čia gali pamatyti kažkokį kvapuką, rankšluostuką padėti dekorui, taip sakant. Tada viena iš pusių tos už sienos erdvės yra pas mus dušas, pakankamai didelis dušas, apie 1,30 m plotis. Čia yra irgi juoda santechnika, jau čia šiek tiek jinai pasitrinė, tai kaip ir sakau, stengiamės dabar naudoti šlifuotą tamsų plieną. Taip pat čia yra linijinis latakas, nuolydis suformuotas link jo, viskas čia yra gerai. Dabar galim eiti į tualeto zoną. Prieš ją galiu parodyti ir suakcentuoti, kad čia yra naktinis ir dieninis užuolaidas, nes mes čia turim langą. Ir tai priduoda dar papildomų tokio jaukumo šitai patalpai. Čia aš jau esu tualeto zonai. Iš esmės baldinis skydas ant sienos. Čia yra labai daug inžineringo. Šitoj sienoje tiesiog kosmosas, mums reikėjo visą rekuperaciją iš pirmo aukšto čia pravesti, bet mes sugebėjom čia šitoj sienoje iš tualeto pusės padaryti atviros lentynėlės dekorui, iš dušo pusės padaryti lentynėlę šampūnams, nu žodžiu, labai funkcionaliai ir pilnai išnaudota siena. Tualetas pakabinamas baltos spalvos, žodžiu, ir tiek čia tų dekoratyvinių reikalų. Tėvų miegamasis. Pakankamai erdvus miegamasis kaip ir dėl namo, tai yra 13 kvadratinių metrų. Iš įdomių sprendimų čia yra tokia reljefinė siena, dabar galite matyti vizualizaciją, dar koncepto metu mes atradome tokią įdomią tekstūrą, uždėjom ant šitos sienos ir visai fainai atrodo. Taip pat čia yra baldinė plokštė, skydas priklijuotas ant sienos. Iš esmės dėl praktiškumo, kad nenutrinti pati siena ir tai yra ta pati plokštė, kurį mes naudojame virtuvėje, kad išlaikyti tą bendrą stilistiką viso namo. Lova gaminta pagal užsakymą, UAB Dovmina, visa stilistika tokia pat išlaikyta kaip ir sofos pirmam aukšte, prancūziška sulė, tie patys audiniai. Kaip matot, yra laidai, nėra skaitimo šviestuvų, nes užsakovai naudojasi miegamojo pagal paskirtį. Iš dar tokių patogių sprendimų pas mus čia yra toksai suliukas. Visų pirma, tai yra sandėliavimas papildomas, visų antra, tai yra patogus atsisėdimas apsirengti. Kada mes jau turim tiek erdvės, mes galim leisti savo tokį sprendimą, paėmė daiktus iš drabužinės, atėjai atsisėdai apsirengiai ir išėjai savo reikalais. Dar čia yra šešėliniai profiliai, taip pat tavo tokie akcentą jūs galite matyti ir pirmam aukšte, bet mes jį taip pat panaudojame ir čia. Visada vertikalius linijus interjere padaro vizualiai tą patalpą aukštesnę. Nu ir mūsų papuošimas tiesiog augaliukas. Čia yra jau pati drabužinė, priglaistomos durys, minimalistinė siena. Drabužinės pačios nerodysiu, tai yra vis tik asmeniniai daiktai užsakovų. Čia yra iš IKEA pačios paprasčiausios spintos, jos atlieka savo funkciją ir tiek reikalų. Šiandien buvo labai smagi diena, filmavimas, fotografavimas. Jeigu jums patiko visas šitas interjeras, dėkit patiktukus, prenumeruokit kanalą, tai tikrai motyvuoja kurti tokį turinį. Su jumis buvau aš, Jūra. Iki kitų įdomių objektų. Iki.